Iš vadybininko tu tapai pardavimų vadovu. Taip, ir aš buvau tokioje situacijoje, kai būnant pardavėjų, tu susilauki pagirimų, tau ploja per petį, spaudžia ranką, sako, koks tu geras pardavėjas, ir staiga tapus pardavimų vadovu, savaitę dar laiko galbūt ir ploja ir palaiko, o po to žiūri ir klausia, kur tavo rezultatai. Klausia generalinis direktorius, klausia finansų direktorius, taip pat ir tavo nauja komanda, pardavėjai klausia, kur mūsų geresni bonusai, koks mūsų aiškumas, kokia mūsų strategija, ir visi nori rezultato. Tai yra viena iš kičiausių, viena iš reikliausių profesijų pasaulyje. Ir kaip kurti, burti komandą, kaip ją motyvuoti, mano pardavimų mokymai skirti pardavimų vadovams, iš pardavimų vadybininkų daryk pardavimų čempionus. Ir tu esi tiek vertas pardavimų vadovas, kiek tu užaugini pardavimų čempionus. Ir čia reikia savo ego dėti į antrą eilę ir visą dėmesį skirti savo žmonėms, ugdyti juos, vadovauti jiems, rodyti lyderystę, kurti sveiką konkuruojančią atmosferą, žinoti, kaip išlaikyti balansą, išvengiant per daug artimos draugystės, kaip sukurti atstumą tarp buvusių draugysčių ir kaip sukurti sąlygas savo žmonėms, kad jie maksimalų potencialą išnaudotų pasiekdami įmonės tikslus.